Jisai Kaspariuose labai gerai daro. Jeigu kam nesiseka, jis tuoj pakeičia. Anas, kur buvo treneris, tai buvo nesąmonė, asilas. Jeigu jis jau pradėjo mėti, tu jį laikyti. Jau tu jau laikyčiau jį, kurio ranka jau eina. Kad tie broliai irgi aš pažiūrėjau. Kartais jiems sekasi, kartais jiems... Matei vienas rungtynės. Nu neina nei vienam viskas, nei tam, nei tam. Pamato žaidėjas, įsižaidė. Atkirpiu dėmesį, mėtų jis jau gerai mėtų. Jau gerai mėtų. Pasidėsi, dar geriau mėtys. Tai mažiukas, špingalėt, tu mažiek jisai po krepšiu per tos stribus, jisai netidėk. Dar jam bloką stato, jisai pro tas rankas iššoka. Dėl to, kad pasikrus ilgos rankos. Motina būdavo neskirdavo. Gali būti vienodžiausi žmonės. Ir vienas už kitai. Supranti, labai gerai. Labai gerai tas dalykas. Oi, tas buvo kaip tas. Lekerauskas, Jankauskas. Du plūgai. Inkaro bendrauti pas panas ateina, į Maskvą važiuoja žaisti Sabonis, visi ateina, prilaka, neša vienas kitą. Į Maskvą rytoj reikia žaisti finale. Galvoju, jūs, mes žaisime. Galvoju, šūdai žaisti, ar taip stovi, sėdit ant atsarginių suolelių, galit ir lakti. Prieina, prisigėrė, tai ką jie gali lakstyti. Nu, žino, kad Lekerauską tai tikrai ten prie SSK retai išleis. Jankauskas irgi būdavo kaip baltas minulis, ten tai išleidžia, tai neišleidžia. Matai, aukšto ūgių nebuvo. Dabar taigi jau aukšti. Tai kad jie ir į kalę būdavo, žiūrėk, tada Sabas, kur tenai būdavo. Vienas kitą į Maskvą važiuoja žaisti, čia buvo prie geležinkelio stoties stovi, vienas kitą iš kabako. Sakom, tai kada rungtynės? Sako, rytoj. Nu, sakom, tai jau dabar 10 taškų. Atsirasdavo tokia silų. Tai va, mes atsilaikysim šiaip taip. Jeigu tu atsilaikysi, tai kokio velnio tu čia ateini žaisti? Ko tu velnio ateini žaisti? Ateini laimėti. Reikia, kad laimėsim, tada tu visą laiką laimėsi. Tada komanda greičiau susikoncentruoja, jėgom pasitikė. O jeigu atsiranda tokių silų, tai va atsilaikyti, tai jeigu... Dabar mes žaidžiam, ne dviesi, 2 prieš 2, ne? Jeigu aš tik pasakau tau, kad blogai, tu iš karto visai kitą variantą jau žinai. Jau tu atsipalaiduoji paprasčiausiai viskas. Tokių asilų yra, kad bilietą už 100 litų perka iš pirmo pasitaikęs. Sakė, rumūnai labai daug pardavinėjo. Rumūnai čia veža, bulgarai sakė. Reikia sakyti laimės, tada visą laiką laimės.